rakto perdavimas. Į sceną to simbolinio rakto perdavimą aš dabar kviečiu Alkor statybos vadovą poną Nerijų Palubinską ir Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorių Vidą Simanauską. Kas iš kieno rankų, į kurias perduos raktą, aš manau, kad jūs susigaudysite, nes viskas aišku. Tas, kuris statė, perduoda tas, tam, kuris čia šoks ir dainuos. Labas vakaras, mėly alytiškiai ir garbingi svečiai. Man labai džiugu stovėti šitoje scenoje, o dar džiugiau mūsų įmonei, kad mes galėjome prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo ir tuo pačiu kurdami Alytaus kultūrinį veidą. Norėčiau perduoti šį simbolinį raktą gerbiamui direktoriui ir palinkėti, kad šio amfiteatro durys visuomet būtų atviros visiems. O štai raktas nuo statinio, kuriame šį vakarą apsigyvens mūzos. Tai dovana mums visiems, tiems, kurie nori, kad juos išgirstų, ir tiems, kurie nori išgirsti. Ačiū labai, aš pasakyčiau linksmiau. Ponas Palubinskas pasakė, kad visą laiką tegul būna durys atviros šio amfiteatro. Jūs man raskit spyną ir pritaikykit tokiai spynai šį raktą. Visą laiką čia durys bus atviros, nes durų tiesiog nėra tokių. Ačiū. Dėkoju ir dar kartą į sceną kviečiu abu merus, kad bus perkerpama simbolinė juostelė. Kviečiame Alytaus miesto savivaldybės merą gerbiamą Jurgį Krasnicką ir Elko miesto Lenkijos Respubliką prezidentą Tomaš Andrukevič. Be abejo, kviečiu ir viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorių Vidą Simanauską. Vadinasi, mergaitės atneša simbolinę juostą ir mažiausiai 3 firminės žirklės. Šalia juosta reiškia pavasarį, o pavasarį atsidaro Alytaus amfiteatras. Nors šiandien pavasarį. Kągi, ačiū, raktas perduotas, juostelė perkirpta ir dar viena būtina šventa ceremonija, tai naujojo amfiteatro pašventinimas. Į sceną kviečiu Alytaus dekanato dekaną, gerbiamą Arūną Užupį. Labas vakaras, gerbėmieji ir gerbiamosios. Džiugu ir man būti čia, nes bendras džiaugsmas visus suvienyje. Taigi kultūrinių renginių ir tų vietų, kurie vyksta, reikia mums visiems. Taigi ir toje šventėje sveikinu jūs visus, linkiu, kad čia būtų visuomet gausu žiūrovų, daug koncertų, renginių ir kad visą tai praturtintų mūsų sielą. O kiekviena vieta, tiek Dievo gamta, tiek negyvi daiktai ar vietos yra Dievo vardu pašventinamos ir palaiminamos. Taigi, kviečiu trumpai maldai. Galite sėdėti vietose. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą ir mūsų šauksmas tave te pasiekia. Viešpats su jumis. Melskimės. Visagalis gailestingasis Dieve, tu savo kunigams suteikei tą malonę, kad patvirtini visą, ką jie tavo vardu vertai atlieka. Todėl maldaujame tave, maloningasis Viešpatie, aplankyk šią vietą, kurią mes lankome ir kurioje esame, ir palaimink, ką mes laiminame.
mūsų nuolankių apsilankymų dėl savo šventųjų nuopelnų, pašalink nuo šios vietos piktojo įtaką ir atsiųsk čia ramybės angelą. Šią vietą šventino Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios vardu, Šventos Dvasios vardu. Amen. Būkite sveiki, geros šventės ir ačiū. Ačiū dekane už tikrą šventą Lietuvą.